Не жарко ему? Salam iš Kaziuko mugės. Iš Kaziuko mugės, kur vyksta Kazakstane. Dar nelabai supratau, kur papuoliau. Gal čia ir ne Kaziuko mugė? Buruz berекесі құтты болсын! Өзек көрдік жағасы! Dar tokio dalyko nematęs, kad vaikai eitų imtynių. Нет. Вы поняли правила игры? Поняли? Не просто там фильм не покажете, его надо угадывать, что там. Да, есть версия. Кто знает, подбобините, нажмите на да. Gerai, baigiam tos visus karnavalus. Reikia pagyventi dabar kaip tikram kazachui, tai užsidėjau Adidasus. Ir kitas dalykas, koks kazachas be kamerį. Tai pasiėmiau kamerį ir su tą kamerį važiuosim po Kazakstaną. Tai pasiėmiau 4 dienom ir pasižiūrėsim. Šiaip noriu aplankyti tiesiog kažkokias lankytinas vietas ir to ryte, žodžiu, atsikelt ir važiuoti. Tai va tokia mašinytė, visa juoda. Galimai dar šį vakarą išlėksim į centriuką panelių. Šiaip faina tikrai mašinytė, atrodo bombikė. Aišku, jinai tokia senesnių metų, bet nuplauta gražiai žiūrisi. Taip atrodo Camry iš vidaus ir svarbiausia Adidas treningas, kitaip negalima sėsti Camry. Tai jaučiuosi dabar kaip tikras kazachas, trūksta cigariuko. Tai mašina kainavo 260 eurų 4 dienom. Ir su galimybė važiuoti už Almaty miesto, nes šiaip jeigu imi tik Almaty mieste, tai gaunasi daug pigiau, vos ne per pusę, bet kai pasakai, kad nori važiuoti kažkur toli, tai dėl to ir gaunasi tokia kaina. Turim policiją. Tikiuosi ne pas mane, ašgi nieko blogo nedariau. Lemba, bet keistas jausmas, pamatai policiją ir galvoji, kad kažką blogo padarėjai. Nu ne, dabar einu, jaučiu dar kažką užvalgyt pasimt ir į savo kambarį eit miegučio. Vakarieniai kiaušinis, vištiena, dešra, ryžiai. Ir čia irgi vištiena turbūt ir bulvės. Tai toks geras vakarinis mylas, nes pietus praleidau. Tai pavalgau, išsimiegu ir tęsim jau iš ryto. Salam pacanam. Tai turim dabar 7 valandas ryto ir esu suplanavęs nemažai vietų, bet visos tos vietos atsidaro tik tais nuo 10 arba nuo 12. Tai vat reikės tą laiką kažkur tiesiog prasivažinėti ir pasižiūrėti, nežinau, kraštovaizdžių, kalnų ar kažką tokio. Tokios va mašinytės iš pat išvažiavimo. Lada. Kažkas prie Lados paprašyti greičiausiai pinigėlių. 7 valandą ryto miestas gana tuščias. Iš vis, sakyčiau, kamščių jokių nėra. Vienas važiuoju. Aišku, čia gal ne centras, bet labai arti. Matosi ten kalnai šiek tiek. Čia matot, tas geltonas, tai eina dujos tiesiog per viršų ir palei visus namus, vat galit matyti, tiesiog išvyniotas, išraizgytas dujų vamzdynas. Ir pas juos labai daug kur taip eina virš namų, virš stogų, va, ir šitoj pusėje galit matyti, į kiekvieną namuką vamzdynas išeina, tai čia ne kažkokie turėklai, o grynai dujų vamzdžiai. Čia va pravažiuosim dar vieną dujų vamzdį, matosi viršui ir jis taip kiekvienam į namus ir išvaikšto skirtingais tokiais, žodžiu, sujungimais.
Dabar dar storesni galit matyti, kaip išvedžiota ir parašyta gas. Viskas rusiškai čia parašyta. Turim pirmą atsikėlusi kazakstanietį, kuris matosi šluoja. Šiaip labai keista matyti tuos visur dujų vamzdynus, blemba, čia atrodo fūra užkliudytų va tokia, ne, čia net nėra užtai, ir viso, ir nutrūksta visa grandinė. Tai labai įdomi. Matosi, yra kažkokie garsiakalbiai čionais, tai greičiausiai kažkuom kažką ir informuoja miestą. Bet kol kas dar negirdėjau, kad taip darytų. Gal tik tais, kai kažkas blogo nutinka. Su gas. Čia galite matyti, važiuoja Yandex.Go, tai pagrindinis čia taksi yra Yandex, jeigu norit pigiai. Ir jeigu esat nustatę Google Play Lietuvos šalį, tai jums Yandex.Go net nerodys, kažkaip blokuoja. Tai tiesiog reikia į Google parašyti Yandex.Go APK ir tada jums išmes, kaip galima atsisiųsti. Ir viskas, atsisiunčiat ir turit Yandexą. Ir tas Yandex.Go, tai ten viskas yra. Ten ir maistą galėsit užsisakyti, ir taksas gaunasi ten gal net 10 kart pigiau negu iš gatvės tiesiog pasiimti kažkokį taksistą, kuris jums siūlys gerą kainą. Eik, tu sau, gražumo kokią. Eik, tu sau, šiaip žiauriai patinka tas Kazakstanas. Vakar matėt, visokie renginiai vyksta. Aišku, pasisekė, kad šventė, bet šiaip, wow. Žodžiu, turėjom ten važiuoti. Kelias visiškai uždarytas, uždėtas, pakeltas kelias, stop. Labai blogai, labai blogai, o mums dar važiuoti 4 km iki taškelio. Здравствуйте, извините, а тут можно поехать, да? Где кони? Ну, горс. Всем интернета нету. Какой телефон? Қайсы тарaf? 4 километра. Ben kartasını götürmüş, kayar kusuttum mu? Kayardan kayar koşacak mı? Я хочу туда поехать, где Хорс. 4 километра. Kayar götürdüm. Şimdi bulaktan ağrı baptı bu değil mi? Интернета нет. No интернет. Там, наверху. Да. Şimdi bulaktan baradan. Можно здесь проехать? Такси. Такси только? А на машине нет? Не, электро. Электро только? Tai esmė kame, sakė, ten pravažiuoti galima tik su elektrinė mašina, tai su mano mašina nepraleido, sakė, jeigu nori, gali tiesiog palikti šią mašiną, išsikvies taksą elektrinį ir tada važiuoti. Tai va, naujos mašinos tik ant elektros ir pravažiuoja. Nu, žodžiu, numerius pasižiūrė, jeigu elektriniai, tai gali važiuoti. Tai jaučiu, važiuojam į kitą tašką, nes arkliukai, norėjau pajodinėti su arkliukais, bet jie tik tais nuo 10, dar 2 valandas, tai reikia išnaudoti laiką ir tiesiog geriau važiuoti kažkur toliau. Gavau žinutę iš arkliukų, kad jie kaip tik dabar atostogauja, nes yra didelė tikimybė lavinos, tai tiesiog nedirba, susirašinėjom per WhatsAppą, visos pramogos per WhatsAppą, mašinos nuoma per WhatsAppą ir taip toliau, viskas per WhatsAppą. Šiaip labai daug visokių fotikų, labai daug kur matuoja greitį, greitis 40 ir kad negaut baudos, geriausia naudoti appą pavadinimu 2 skaičius ir GIS žodelis. Nu va taip. Čia aišku rusiškai parašyta, bet galite rašyti angliškai. Ir Google Play šiaip yra, bet kadangi jūs esat lietuvis, tai jums bus užblokuoti ir neįmanoma atsisiųsti. Jeigu siūsitės tiesiog iš Google, jums irgi blokuos didelė tikimybė, bet radau sprendimo būdą. Tai tas 2GIS appas yra Samsung Galaxy Store. Tai jeigu pas jūs Samsungas, tai galite iš ten atsisiųsti ir jau pasijungiau, jau veikia. Aišku, viskas ten rusiškai, bet dabar matysiu visus fotikus, visus radarus, tai išvengsiu baudų greičiausiai. Žodžiu, ir angliškai yra nustatymuose, rodo iškart greitį 40,
ir viskas labai fainai. Jeigu biški viršiai greitį iškart pypina, žiūrėkit, biški paviršysiu. Speed camera limit 80. Rear facing camera limit 80. Baisiai gerai, eik tu savo. Užšokom kūro įsipilt, turim čekį, įsipiliau 40 litrų ir sumokėjau 17 eurų 19 centų. Sako, kokį kūrą pirsim, sakau, nežinau, sakau, nuomotą mašiną, tai įpylė belę kokį, 9.2, sako, nuomotą mašiną tipo dzin koks kūras, nu tai va, pripylėm 9.2 benzą ir sumokėjau už litrą 42 euro centus. 43 euro centus. Ta prasme, Lietuvoje jau ten po 2 eurus benzas, čia kem 3 centai. Pilnas bakas ir važiuojam po Kazakstaną. Jau prasideda biški įdomesni vaizdai tokie. Primena kažkokį kaip Afganistaną. Ryšio visiškai nėra, toks ženkliukas ir užbraukta, tai jokio interneto nebeturi ir netyčia Mapsus išjungiau, tai dabar nebežinau iš tikrųjų, kur važiuoti. Tai tiesiog važiuosiu keliu, kol atsiras ryšys. Nu, nepatikėsit, bet užsinorėjau kažkur nusimykšti išlipti, tai išlipau. Ten vat kelias, kurio važiuojam, šiaip, nu, vaizdai gražus. Kalnai. Čia jau turim žolės, netgi gėlyčių. Tai pavasaris. Žodžiu, daug kur interneto, aplamai niekur interneto nebėra, ryšio nebėra. Tai labai sunku iš tikrųjų orientuojuosi tik tais pagal GPS tą lokaciją, maždaug pasižiūriu ir važiuoju. Nu, kai kur ženklai yra, kur iki kokios vietos, tai vat. Bet nu va, laukai iš visų pusių, vienoj pusėj. Kitoj pusėj, priekį, visiškos dykumos ir kalnai. Kažkur toli horizonte pamačiau arkliukus. Tai pagalvojau, išlipsiu, prasėjusiu, va ten toli. Eisim biškį pasigrožėti. O šiaip matot, aplinkui nieko absoliučiai nėra. Tikrai tokios įdomios vietos. 5 kilų jau gal važiuoju ir taip visiškai nieko nėra. O buteliukas, matau, paliktas turbūt nusimyžimo kažkoks. Pataisykit mane komentaras, jeigu suklysiu, bet manau, šitie visi arkliai yra visiškai laukiniai. Jie yra niekino, tiesiog gamtos kūrinys, iki kurio mes dabar einam. Nes, nu, čia negali būti nieko. Čia nėra ryšio, nėra interneto, nėra žmonių, nėra jokių pastatų, nieko nėra čia. Tai manau, kad tikrai jie laukiniai. Žiūrėsim, ar pavyks prieiti artėti. O jau vienas pastebėjo mane. Va, kas čia per bičas vaikšta? Geras, ateik. Vau. Eiktas. Pavyko taip arti prieiti ir nebijo mane. Gerai, aš jau labai toli esu nuo kelio. Jaučiu, palieku tuos arklius, žirgus ir keliauju atgal. Bet kaip čia viskas gražiai atrodo. Tikras gražus Kazakstanas. Pažiūrėkit, ten kažkur toli kelias, tai nemažai iš tikrųjų nuėjom. Bet reikia jos palikti čia ganytis ir toliau važiuoti. Turim kitų planų.
Aš, man atrodo, šiandien visą dieną važiuosiu iki kur aš noriu, nes... Nu, reik nueit pasižiūrėti. Einam, pribėgam pasižiūrėti. Wow! Kodėl aš telefoną palikau? Reikėtų nufotkinti. Ais. Gražu važiuojam. Nu, čia jau galvau nelipsiu, bet daug mašinų, tai išlipau. Visi eina tenais kanjono pasižiūrėti. Nu, tikrai tokia įspūdinga vietelė, tokia wow. Aš labai aukštai viskas. Nu, šita vietelė irgi 10. Nes tai tokia dar ne visai turistinė. Žmonių beveik nėra. Nu kaip, biškį yra, bet vis tiek. Kas tiksliai per vietą pasakyti negaliu, nes nei interneto, nei paguglinti, nei kažkoks čia net nebuvo užrašų, nieko iš tikrųjų, tai sunku pasakyti. Žiūrėkit, va, čia radau. Parašyta Black Canyon. Tik tais kažkaip ten aikštelio ženklas, va, už kokių 500 metrų. Ar jūs juokaujat su tokiais vaizdais? Vos vairo nepamečiau, tiksliau jau pamečiau vairą. Eik, na, čia kai gražu. Nežinau, šiaip Kazakstanas kol kas man iš visų šalių labiausiai, nežinau, emocijų suteikia daugiausiai. Nes čia žiauriai gražu. Atskris čia tikrai pigiau negu iki tolimos ten pietryčių Azijos kažkokios šalies, ten Filipinų ar kažkur. Čia va, tokius vaizdus gauni. Čia tiesiog stebuklas, Marsas kažkoks. Wow. Aš manau, prieš atvažiuojant iškart susitaikykit, kad čia nebus ryšio ir nebus interneto ir bus labai nejauku ir galvosit, ar ten važiuojate, nežinau, pasirūpinkit offline mapsais kažkokiais, popieriniais žemėlapiais, arba tiesiog pasitikėkit savo nuojautą, kaip aš darau ir tiesiog važiuoju. Tai va, kažkada kažkur bus posūkis, kažkur pasuksim, kažkada gal atsiras ryšys ir mes taip išgyvensim. Šiaip neturiu maisto visą dieną šiandien. Aišku, buvo kur sustoti pavalgyti, tikrai prie kanjonų, tikrai ten yra tokių vietelių, kioskelių, bet laukiu ypatingos progos kažkokios, laukiu ypatingos vietos ir tada galėsim pavalgyti. Aš jaučiu dabar labai durną dalyką, sugalvojau su lengvąja mašina, bet blemba labai noriu. Matot šitą keliuką? Matot, ten kažkoks yra ūkis ir labai toli, labai gražu tenais. Aš galvoju, gal pabandysiu aš su šitą mašiną kažkaip. Čia aišku tik tais labai staigus griovys, bet... Nu okei, kelio atgal nebėra. Nepatinka garsai mašinos. Okei. O! Tikiuosi... Šiaip net jeigu yra siekiklis mašinos, čia man atrodo labai prastas, nors blemba GPS, nu... Vat įdomu, jeigu koks siekiklis yra, ar gali jį matyti, jeigu čia ryšio nėra visiškai jokio. Čia įdomiausia dabar kelionės, įdomiausias kelionės momentas, vat važiuoti šitų į nežinomybę. Eik, tu sau čia kaip jėdai. Ta prasme. Ar čia legalu, ką aš darau dabar? Čia, man atrodo, kažkoks ūkininkas, tai aš tiesiog paklausiu, ar galiu nufilmuoti čia, kaip jis gyvena. Ar galiu aš čia nufilmuoti jų gyvulius. Bet kelias čia geras iš tikrųjų, čia kietas toks, kietas smėlis. Nu, va, duobių yra. Pasakiau ir atsirado. Nu, bet palyginus vis tiek, nereik čia džipo tikrai. Vau, koks ūkis. Čia nieks negyvena, o gal ir gyvena. O čia ir ne pati geriausia mintis buvo važiuoti per tokį kelią. Bet dabar pamatysi tai, ko greičiausiai joks turistas nepamatys. Mes esam Kazakstane ir mes einam pas kažką į chatą. Sakysiu, aš tik norėjau karvutes nufilmuoti.
Nežinau, kas čia per mašiną, bet panašu į Nivą kažkokią. Nu, aš ne mašinų ekspertas, bet bent jau panašu toks mini džipukas. Čia kas gyvena ar ne, įdomu. Добрый день! А есть кто? Gal ir nieko nėra. Žodžiu, į langus gal nebaladosim. Bet wow! Tokia Niva, langas atidarytas, duris atidarytas ir karvutės. Wow. Pas mus Lietuvoje tai tokio trumpo kailio, čia tai tokios apaugusios. Matyt šalta. Gerai, biškį pamatėt, kaip atrodo kaimai, kur nėra ryšio interneto. Tai ten matau prie chatos saulės panelės sudėtos, nu tai va tiek elektros kiek gauna, turbūt tiek gauna. Nes čia nėra elektros, tame prikolas. Tai greičiausiai jokio telefono gal net neturi. Ai, nu jeigu saulės baterijos yra, tai gal ir turi telefoną. Čia per čia turbūt važinėja net. Čia aš atvažiavau. Nu, matot, keliuko nelabai yra. Tiesiog važiuoju lauku su tokia mašina. Tikiuosi niekaip nesužinos tas žmogus, iš kurio nuomavaus. O, kokie apdulkėjus. Nu, bet sakysiu, tiesiog čia visur buvo dulkina. Prasme, kaip dulka. Čia nieko nebeliks iš tos mašinos. Eik, ta, na. Žiauriai dulka čia. Eik, tu savo nebesimato net per veidrodėlį nieko. Nu, daugiau nevažiuosim per tokius. Prašė nevažinėti, nevažinėti. Nebent pamatysim kažkokių įdomių gyvūnų, va tada gal ir užsuksim. Bet šiaip yra žiaurinė sąmonė nuomotis mašiną ir negalėt nuvažiuoti kur nori. Tai čia neapsimoka net nuomotis tos mašinos. Tai va, galvoju, kad nu geriau džipą, bet džipo neradau. Bandžiau nuomotis, nelabai jie turi tų džipų ten, nu, arba labai brangiai, bet tai nu, nesinori mokėti ten daugiau už mašiną negu už pačią kelionę, kas yra nu kvailystė biškį. Tai va, o, kelio lopija. Darbininkai. Ačiū. Va čia tai grožis, hebrytė, nu va čia tai grožis. Kazakstane reikia mėgautis gamta. Tai mes dabar padarysim, mes eisim pa šitas aveles. Jos aišku labai baigščios. Bet mes pabandysim. Nes jau suprato, kad aš ateinu. Jau suprato. Jos baisiai greit skuodžia, bet gal pavyks prieiti. Bet esu niekur, ta prasme, pažiūrėkite, visas pusės tiesiog nieko nėra. Nu jo, Vytas tai baigščias, prie jų neprieisi. Bet mes pabandysim. Ne, be šansų, žinokit. Kiek prieinu, tiek pabėga. Matot, nieko nėra. Tiesiog tuščia. Šiaip gali ten atrodyt, kad ten dangus, bet realiai pusė to horizonto yra tiesiog kalnai. Ir nežinau, ar per kamerą pavyks tai įžiūrėti, bet ten esmė, kad ten kalnai ir tie kalnai ten paskui su debesim susilieja. Ten vat ir baigėsi tas kalnas, žodžiu. Biški matosi, manau. Vėl turim arkliukus. Tai dar vienas kadras bus gamtos mylėtojams. Prieisim prie arkliukų. Bandysim paglostyti šį kartą. Vėl esu niekur. Ir šį kartą čia mažesnis vėjas, tai biški maloniau. Toks pavasariškas oriukas. Gal pavyks prieiti? O, ten žmogus joja ant vieno. Gal pavyks pajodinėti, būtų iš vis pasaka. Su šuniu tikiuosi draugiškas. Добрый день. Говорите на русском? А? Это ваши все?
Нет? А вы куда? Просто здесь? Здесь. Ага. Работаете? Это Консай? А? Консай? Не понял. Куда? А я? Где озеро? Озеро. Так еще 60 километров, да? А эти, они как, хозяины есть или просто это... Есть хозяин дома. Есть хозяин, да? Окей. Хорошо, спасибо. Tai čia gal kaip ir buvo kažkoks apsauginis, nes čia buvo parašyta ochrana, tai gal čia kažką jis saugo, nežinau, neįsivaizduoju. Šiaip netoli kaip ir pasienis, tai gal kažkokie, gal ir patruliuoja čia, neįsivaizduoju. Arba ūkininkus arklius saugo, kad neišvogtų arklių. Kažkoks dar vienas kanjonas, kurį pravažiuojam. Daug čia tų kanjonų iš tiesų. Šiaip pamiršau nufilmuoti, tai labai dažnai pravažiuojam tokius nedidelius miestukus. Čia galite matyti, kokia mečetė yra graži. Keičiasi kraštovaizdis. Tai buvo iš pradžių kalnų, paskui buvo dykumų, dabar čia eglynai visokie, pušynai. Tai wow. Matot šitus namukus? Tai labai daug šansų, kad mes juose miegosim šiandien. Nes čia nakvynių kaip ir nelabai yra, arba labai kosmosą gali kainuoti. Per bookingus tik keli variantai. Tai čia reiks naudoti tą appą, apie kurį pasakau, kur navigacija. Tai ten tam pačiam app'e, Dugis ar kaip jis ten vadinasi, tam pačiam app'e, žodžiu, yra ir viešbučiai, kurias čia randa. Nes per bookingus, per Agodą, per šitus app'us nieko nerasit. Ar aš vis dar Kazakstane? Taip, dar vis. Tiesiog čia šalta kalnuose, eik tu savo. Žiūrėkit, sniegas guli. Kokie kalnai. Wow. Pamištai sustojau. Puikiai vieta. Čia šiaip jau yra netgi pahaikint va tokių trasų padaryta, pažiūrėkit. Kaip fainai, taip. Buvom vaizdelis. Nu, žodžiu, ir galima taip haikint, bet mes šiandien nehaikinsim. Šalta. Kol šitoj mašinui radau rankinį, užtruko visą dieną, tik dabar aš jį atradau, iš pradžių galvojau, nu blemba, kur rankinis, gal mygtukas, nu čia nieko nėra. Paskui žiūriu, pedalas kaip mirsia, va ten kažkur apačioj kampe. Bum. Žodžiu, įdomus dalykas. Tai va, jeigu kas nuomosi Toyota Camry, rankinis yra tas galiukas. Jausmas lyg būčiau atvažiavęs į slidinėjimo kurortą. Visi baisiai daug apsirengę, sniego daug. Nu matot. Tiek vienoj pusėj, tiek kitoj. Ir gali būt, kad aš toliau nelabai ir privažiuosiu. Ir gali būt, kad toliau peškom. Muzika groja, kapoja, vaibelis yra, lipam į lauką, reikia tik apsirengti. Tai atvarėm į Turistyną prie kažkokio tais ežero. Vėliau pasakysiu, kokio, nes esu be interneto. Niekur čia nėra interneto, tai net neina pažiūrėti, bet turėtų būti kažkur stendas paskui tai. O ten jau matosi, kadangi dabar tik tais kovas, tai jisai dar yra užšalęs. Ir ten nepavyko pajodinėti, bet va čia visai pavyktų, nes čia yra. Bet esmė, kad čia nu labai toli nenujosi, čia toks po apylinkės, žodžiu. Tai dabar pamatysit, kur aš trenkiausi 4 valandas. Nu,
Gražu. Prisilūminam. Pusiau šalios, pusiau ne. Viskas, tepu slydė, šalta. Ten galima nusileisti, galima įti dar prie kito ežero, tada dar prie kito. Bet kažkaip ir šalta, ir sutems, nes jau po 3, beveik pusę 4. Tai... nežinau kažkaip. Nepasakyčiau, kad labai čia kažkas wow. Tokia labai turistinė vieta. Ežeras kaip ežeras, aplink kalnai. Gal saulė šviestų kitaip atrodytų, dabar toks apniukęs oras visas. Nu matot. Toks. Ką žinau, einam mašiną. Čia kas tingi lipti, gali stulpus važiuoti. А тут медведи есть? Ну, медведи одна. Вот это, как его, барсук, как его называется? Бурый медведь, потом снежный барс, сказали. Ага. Снежный барс. Вот это, вот рис. Это сын. Вот бурый медведь. Архар тоже есть, что ли, знаешь? Получается. Пока только орел видел один, и все. Да, а я там на той стороне видел. А тут далеко идти до других озеров? А это надо на 2 дня, говорит, вот это можно посмотреть сегодня, 20-15 минут сюда и туда. А другие на 2 дня, говорит, приехать, чтобы еще 2 озера пройти. Ну, далеко. Это на лошади или на такси, говорит, ну, чтобы конкретно, чтобы посмотреть, день-два, на сутки, 2 или 3. Я сам читал. Приехал первый раз в Алмату. Ну, я тоже первый раз. Первый раз в Казахстане. А, вы откуда? Литва. А, Маленькая. тоже все этого от России все отделились. Ну как-то вот это, не хочу я просто политику, просто вот эта война неправильная. Ну, конечно, неправильно. Кому она нужна? Ну, я не думал, что Путин такое совершит. Да. Не ожидал. Ладно, там было раньше успокоить, там нацисты были в Украине, тех можно было успокоить. Но они бы, может, сами бы успокоили. Зачем лезть в другие земли? Ладно. Хорошо, хорошего вам вечера. Давайте тебе. Ну. Tai ežeras vadinosi Kolsai ir čia biškai pakalbėjom su kazachstaniečiu, bet jis pirmą kartą atvažiavo būtent į Almaty miestą. Iš kažkur toliau, kaip supratau. Tai pakalbėjom apie gyvūnus, apie politiką, apie karą, apie Putiną. Tai vat, irgi tokios nuomonės, kam čia to karo reikėjo vidury dienos. Niekam jo nereikėjo. Tai va, nustebo, kai pasakiau, kad iš Lietuvos. Aš jums sakiau, kad tik tai serialį mačiau, čia jum nenufilmavau, nes serialis buvo ant medžio ir aš tiesiog su telefonu galėjau prizūmint, tai tik su telefonu ir pavyko. O su šitą kamerą nesizūminat ir nefilmavau. Tai va, iš gyvūnų realiai tik tais mačiau. Ir aš dabar galvoju, tai kaip aš kažką čia išsinuomosiu, jeigu čia nėra jokio ryšio, jokio interneto, nu, čia kosmosas, nesinori čia likti miegoti, nu. 6 tamsą, ką nuo 6 vakarą veikt be ragelio, neįsivaizduoju. Nežinau. С курицей и с мясом. Один с курицей, один с мясом. Да. Подогреть надо. Ну, было бы хорошо. Давай. А тут у вас и кофе есть, да? Да. А с аппаратами все 3 в одном и растворимый. Ну, просто черный, без ничего. Без ничего, да, с растворимый, да? Сейчас. Да, вижу. Черный, да? Черный, да. Сколько будет за все? 500, 1000. Это 2000. Ага. А сахар надо? Не, ничего не надо. Что-то это пришли. Так пусть чуть-чуть Да, это... помешать.
Кекештен қалай ма? Тут нигде интернету нету? Или очень плохая связь? Билайн связь. М? Билайн актив. Хорошая связь. Надо что-то наставить, да? Да. А у вас какой? А у меня Теледу. Мен берешь телефон. А где телефон? Wi-Fi есть, если. Телефон моя. Лучше Тен? Да, конечно. Сейчас Ани. пробую. Машину Oi, smagiai pasisinekučiavom su tom moteriam. Oboliu mane pavaišino, paskui kita mergina ten sėdėjo, su jie labai daug pakalbėjom. Tai pusvalandų, kad tikrai gerai prasėjau. Kavenzo pasiėmiau. Dar neragavau, bet juoda kavytė. Suvalgiau su vištieno bandelė, su mėso bandelė. Ir gavau Wi-Fi, tai turėjau laiko tiesiog parašyti žinutėm. Ir nepagalvau, reikėjo ir navigaciją iškart nusistatyti, nenusistačiau. Tai dabar važiuosim iš, I don't know, atminties jaučiu. Kažkaip taip. Reikia susirasti, kur miegot. Viešbučiai po 100. Ir čia labai aukštai, labai man kažkaip sunku kvėpuoti, tai aš biškį noriu kažkur žemiau nusileisti. Arba nežinau, kodėl čia taip, nežinau, gal šaltas tas oras. Įdomu, koks čia aukštis, vat nepasižiūrėjau. Jungiam expert mode dabar kelionių, nes važiuoti be interneto, be navigacijų, nu čia jau kitas lygis yra. Kitas žaidimas. Nu, kur tu čia? Norėjai važinėtas būti. Šiaip jo, sakyčiau, ne pats lengviausias keliavimo būdas į tą Kazakstaną, nes nėra ryšio, nėra, visur kalnai, visur labai ilgą laiką tiesiog esu be ryšio. O, kavinutėse galima gauti Wi-Fi, bet jis toks labai silpnas. Arba čia mano kartelę grybą pjauno, galbūt kažkam labiau pasiseka kažkokį kitą operatorių nusipirkti. Aš pasiėmiau Tele2. Ir čia jis turėtų būti geras, bet kažkaip nepanašu. Pamiršau prieš tai paminėti, čia buvo postas, va toks. Tai, žodžiu, čia įvažiavimas dar prie to ežero man kainavo kažkur gal 6 eurus. Nu, gal neverta, nežinau, kažkaip, nu gal ten pasivaikščioti ir smagu būtų. Ten pernakvoti, kitą dieną išeit pasivaikščioti. Bet nežinau, gal vasarą geriau kažkaip. Dabar tai toks niūrus oras apsiniaukia. Šalta, nežinau, reikia kepurę turėti. Reikia kažkaip pas mane tai, nežinau, net pėtkelnių gal reikia, aš neįsivaizduoju. Tai kažkur esam kažkokiam miestelį. Ir čia yra interneto, tai būtų gerai čia ir nakvoti. Tik ar aš čia tarp tų karvių čia kažką rasiu. Žiūrėk, davai neapibrūžinkit mašinas, prašau. Duok pravažiuot, prašau. Nu, labas. Teik. Čia iš visų pusių. Apstoja. Duokit pravažiuot. Nu, tu pasiglostysi? Teik. 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 Šiaip esu dabar Satai miestelį. Čia yra internetas, tai vat jum išsigelbėjimas, jeigu pasimesit ir būsit kažkur prie ežerų, tai Satai su Ilgaja. Čia yra miestelis, čia tikrai yra per bookingus porą variantų, per Agodą porą variantų. Tai kainuoja 100 eurų už naktį, tai aš tiek tikrai nemokėsiu. Miegosiu arba mašinai, arba palapiniai, dar pabandysiu palapinę kažkokią susirasti. Tai šitų palapinių kaip ir yra, bet reikia jau čia eiti ir klausinėti, nes arba jos visos užimtos, arba dabar per šaltą palapinį miegot, vat nežinau iš to. Va, tokios mašinytės. Kaip jums? Вот где я метку, точку поставил, видите, да? Угу. Ага. Туда езжайте. Окей. Сейчас обратно повернитесь
туда езжайте, там Гранд Хаят. Гостиница есть. Окей. Там будет место, да? Не знаю точно, там спросите, там подешевле чуть-чуть. Посмотрим. Ага. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Ten prieky kareivukas eina, tai tas kareivukas sustojau, paklausiau, kur pernakvoti, tai pasiūlė kažkokį pigesnį variantą, nes sakė, kad... Да. В конец аула езжайте, в конец поселка. Просто прямо, Да, прямо. прямо езжайте, и потом у вас будет перекресток. Налево, направо. Налево поверните, когда до конца доедете. Налево поверните. И с левой стороны Гранд Хаят. Канхаят. Ага, Гранд Хаят. Там просто я показал, а там ничего нету. Тут вот и сейчас показывает повернуть. Да, нет? да. И там ничего не показывает сейчас. Оно в этом году только открылось. А, новая В этом- хата. да, новая. С левой стороны можете до конца проезжать. И налево смотрите в основном. Окей. Хорошо? Спасибо. Хорошего дня. Tai tas kareivukas sakė, nedurniuok mėgot palapinėje, sako, šalta bus ir dar naktį lietus, visą naktį lys, nu tai gal tos palapinės net perlėja, nes jis tokios medžiaginės. Nu ir sakė, šalta bus tikrai, tai sakė, net negalvok. Tai pasiūlė kažkokius svečių namus, kurie naujai atsidarė, tai vat pabandysim ten ir mėgot kažkur. Tai sakė, bus čia pigu, bet taip neatrodo čia pigu. Čia atrodo taip prabangu ir tuščias, nes sakė, tik naujai atsidaręs, dar niekur nėra nei internete ir 2 mašinas. Nu, jeigu paklausim, kažkaip neatrodo, čia visiškai. Nu, bet pabandom, ką padarysim, jau atvažiavam. Ой, čia kelias. Мне тут сказали, что тут новый отель открылся только, да? Да, только. Но все было занято, не знаю, сейчас есть или нет. Nu, sparsysi, если там можно. Man žiauriai reiktų akinų, kur užsideda ir filmuoja, nes taip nejauku prie žmogų išsitraukti kamerą ir jį filmuoti. Kai tu tvarkai kažkokius reikalus tiesiog, o ne šiaip. Tai sakė, greičiausiai iš vis nė vienos laisvos vietos, tai blemba, aš papuoliau čia. Žodžių, vietų nebuvo, bet ten prisirinko chebros, pradėjom kalbėti, sako, kaip tu čia vienas keliauji, kaip tu čia iš anksto nepasiruošęs. Tai skambinėjo čia per visą tą miestelį, Satai, ir kažkokį surado ten vieną už 16 štukių, kas yra, nenoriu labai daug sumeluoti, iki 2 eurų turėtų būti, kažkas iki 2 eurų turėtų būti, tai visai gera kaina, sakė, kažkokie svečių namai, labai tikiuosi ne vienam kambarį ten su visais, nors jau tiktų bet kas, temsta, tai manau tiks. Все, Wi-Fi работает? Ага. Да, работает, все. Все, хорошо. Ага, отдохни. Спасибо. 7:30 как раз можешь идти. Хорошо, спасибо. Ай, а еще я не заплатил. Ну потом заплатишь, отдохни, заплатишь. Хорошо. Kaip man patiko, koks vaibas, kokie draugiški, žodžiu, bus ir vakarienė, bus ir pusryčiai. Viską parodė, galvau, hostelį kažkokiam mėgosiu, galvau visą kambarį. Sako, tik vienos lovos neliesk. Sakau, tai kažkas bus? Ne, tau visas kambarys tiesiog neliesk lovos. Nu, žodžiu, wow. Faina šiaip kambariukas. Radiatorius yra, tai žodžiu, šilta. Nes ir to jis sakė, bus šlapdriba, sniegas, nu tai taip vėsu čia iš tikrųjų link 1 laipsnio, tai palapinį mėgoti ne variantas. Tai čia geriausia tikrai. Tai darbiški info, tai Satai miestelis, pasižiūrėjau, yra 1434 metrai virš jūros lygio, kas yra tikrai nemažai. Ir šitam kambarį jie naudoja Starlinką, ant viso to žodžiu, guest house yra pasijungęs Starlinką, tai greičiausiai turėsiu greitą internetą net. Wow. Ir labai pigiai pasisekė, žodžiu. Žiauriai nuskilo. А вы с какого города приехали? Я из Вильнюс. Вильнюс, а? Да. Интересно. Знаете где? Конечно. Самому Вильнюсу, что ли? Да, Вильнюс. Молодец.
Salam iš naujos dienos, tai važiuojam dabar iš karto atsikėlę iki Candy ežeriuko, o paskui važiuosim iki kanjono. Tai toks kelias, šiaip sau. Tikiuosi, nuomos kompanija nepamatys, kur aš čia važinėju ir nepažiūrės mano vlogų. Bet, kiek žmonių kalbėjau, sakiau, kokia pas mane mašina, sako, drąsiai važiuok. Nes, realiai, pažiūrėkit, kelias geras. Tiesiog, kad, čia žvyras. Bet dabar palyjo, tai net nedulka. Tai, sakyčiau, o net čia lenkti draudžia, mane nesugalvočiau, tokia vieta lenkti jaučiu. Nežinau, kur aš čia įsivėliau, pažiūrėkit, koks kelias. Žiauru. Ir iki to Candy ežero čia rašo 11 km tokiu keliu varyt. Pusę valandos tipo važiuot. Šiaip tam namūke vakar labai susidraugavom su visais, tai tiesiog kažkaip, nesinori tos kameros ten dėti ir filmuoti visų, nes tada nekalbės apie tai, ką kalba. Tai apie viską, žodžiu, prasikalbėjom, susipažinom, gavau kontaktus, labai daug informacijos ir tokių kontaktų insider, kur geresnės kainos ir taip toliau. Tai jis sakė ir švis, jeigu ką, skambink, tipo, viską čia apsitarsim, apsikalbėsim, nes čia pažįsta absoliučiai visas apylinkės, pažįsta net vietas už 400 kilometrų. Tai davė net viešbučius, kur bus daug pigiau. Ir galiausiai po vakarienės man tas viešbutis atpigo nuo 28 eurų iki 17. Sakė, 17 eurų užteks, ar net 16, ten žodžiu gaunasi. Žodžiu, labai pigiai, tai vau, labai svetingi, labai faini žmonės. Primaitino, stalas ten šventinis, nežinau, per kūčias mažiau maisto būna. Blemba, čia važiuojam kokiais. Tikras Kazakstanas. Be rožinių akinių Kazakstanas. Jau darosi sudėtinga važiuoti. Nežinau, ką čia dar daryti, dar pabandysiu biškį, bet man biškį kaip ir sakė, kad iki galo geriau nevažiuok. Tai pažiūrėsim, kaip čia gausis. Nebežinau, ar toliau važiuoti, ar ne. Bamba. Šiaip dar tolokai. Bet jau prasideda tokios rimtos duobės. Čia dar nieko, bet va čia jau viskas. Pravažiuočiau, bet tai blemba. Kažkaip biškį gaila tos mašinos. Čia nėra jas gilios. Gal kažkaip. Gerai, daugiau neberizikuosiu, nes čia jau kas darosi, tai čia jau sniegynai prasideda ir labai tokia košė tešliozė, tai baisu, kad sustosiu ir paskui čia pasiliksiu ilgam, o laiko aš čia pasilikti neturiu. Taip, kad spėsim kažkom, nežinau kiek, gali būt, kad 4 kilų. Tai bandom. Ar važiuočiau su savo mašina? 100% taip, jeigu jinai būtų biškį senesnė. Su nauja tikrai gal nevažiuočiau, su nuomu tai irgi kažkaip lengva. Ne dėl to, kad kažkas sulūš ar kažkas, bet tiesiog, nesinori žmonėm gadint biznio, nes, blemba, čia tikrai galima tą dugną visą sulaužyti, apibraižyti va čia, greičiausiai ir strikčiau. Tai manau teisingai, kad sustovau, nes čia, viskas, čia jau tik su traktorium pravažiuoti. Čia matot, ledai dar laikosi. Tai viskas, labai gerai, kad sustovau, nes čia būtų viskas kaput. Šiaip stebiuosi, kad aš turiu pirštinės, nes matėt, keliavau po Aziją ir aš į Kazakstaną vapšė neplanavau skrist, bet mano skrydžius atšaukė iš Indonezijos namo, tiksliau netgi iš Vietnamo namo atšaukė dėl to karo, kuris vyksta, žodžiu, arabų šalyse ten visur bombarduoja. Ir nebeturėjau kaip grįžti. Tai vienintelį kelią susiradau su normaliom kainom per Kazakstaną. Tai va. Ir pamatysiu to pačiu Kazakstaną, kas yra nuostabu. Visio. Jau neteit sunku. Nežinau, arklio man reikia.
Eglynai. Prieš tai matėt, važiavom per dykumas, per kalnus, dabar va, eglynai. Tai gamta ta Kazakstano keičiasi ir keičiasi. Ir dar sniegynai, pažiūrėkit, kokie, wow. Viena šalis, bet va, kiek skirtingų visokių ir metų laikų. Ir po šitą mes važiuosim į dykumas, į kanjonus, kur bus karšta. O čia minusas. Pranašauja šiandien sniegą čia šitoj vietovėj. Доброе утро. А еще далеко до озера? Ну, буквально 30 минут. 30 минут пешком? Ого. Пешком приехали? Ну, с машины, но там уже не проедешь. И что, лошадь есть? Лошадь есть, да? А сколько? 8 тысяч. 8 тысяч? Ну, давай с лошадью. Сможешь? Да. Ну, скажите как. Вот это руль, слева, Да. справа, справа. Так, налево, так направо, да? А, ну понял. А как затормозить? Тормозить на себя. А, окей. Я один раз только на верблюд катался. Что, не приехал А? на машине? Как? Дома оставил машину? Ну вот недалеко тут, вот 300-500 метров. Там, где начинаются эти болоты, там я остановил. Ну, у меня тоже там стоит машина, Kia Rio. Легковая, да? Да. Ну я не хотел ломать, не моя машина. Тут аренда. Откуда? Литва. Литва? Ну это Польша идет и Литва наверху. Потом Латвия. Балтийское море. Балтийское море. Рядом. Baltic Sea. What the fuck, jaučiuosi kaip kokiam sapne. Sakau, nu ką arklio trūksta. Iš niekur atjoja arklys. Sako, tai gal ant arklio nori. Nežinau, kažkoks matrica. Netikiu, kad taip įmanoma. Atvaro dabar 4 arklius šiandien. Полазить. Может, я рюкзак, он тяжелый, потом наложу. Ага, нацелен, держи. Здесь, да? И... А что с ним делать? По бокам. По бокам? Да. И что будет? Едь. А, вот дорогу видишь? да. На этой тропе поднимаешься вверх. Там дорога вниз, Да. спускайся. Наверх не поднимайся. Да. Вниз только. Вниз? Да. Чуть вон там. тут, а потом вниз, да? Да. Там есть узкая дорога. Да. Видно же. Вниз спускайся. И там лошадь завязывай и обратно тоже. Дальше. А, с лошадью обратно? Да. Так я один там? Там нет уже людей. Ну хорошо. Еще один не катался. Все будет хорошо с лошадью. Да. Он не убежит. Там завязывай. А как завязывать? Вот там шнурки. Эти, да? Да. Там парковка есть. Там стоит. Там завез. Окей. Хорошенько. За дерево, да? Да. Окей. И обратно тоже. Окей. Ну Приедешь. все, понял. Все? Все, поехали. Давай. А потом обратно приедешь, оплату сделаешь. Хорошо? Хорошо. Да. Kas čia vyksta, man gaila, tarklis taip sunkiai varo. Sako, tai tu varyk vienas, prisiriš kažkur ten arklį ir paskui grįžt, prisiriš tą arklį, paskui kai pabūsi, grįžt su to arkliu. What the fuck? Sako, mokys arklį. Aš pirmą kartą ant arklio. What the fuck, hebrytė. Kas čia vyksta? Aš čia labai nekankinsiu. Не, сюда, прямо. Bandau su juo rusiškai kalbėti, nes jis jaučiu rusiškai supranta. Lietuviškai nesupras. Bet kaip gaila jo, kad iš čia taip... Eik tu savo, kaip mes čia aukštai varysim. Nu, прямо. Бамба, šiam daug svarių su to kuprinai. Идем.
Važiuom. Man sakė, aukščiau nekilt, bliam. Ten viskas į kalną eina. Nu, nafik. Ну, Герой, остановись. Оп, стоп. Постой. Так там очень высоко идет. Да вот этот тропе, поднимайся вверх. И дальше там озеро. Стоп. Там очень высоко идет. Стоп. Нет, такой же дорога. Так еще сколько там подниматься? Ну, буквально 15 минут надо сюда подняться. Так там вверх идет? Я думал, озеро там, не? Не, озеро там. Так, а мне тут подниматься весь? Вверх поднимайся. А там потом Дальше спуститься, да? спускайся вниз. А там... И там озеро видно. Окей. Там будет потом склон, да, Да, такой? будет. А, понял. Там Он не устанет? Нет, они же уже постоянно же. А, хорошо. Первый раз так я не знаю. Вот, эта дорога. Ну-ну. Никуда не уйдешь. Прямо. Прямо. И дальше там узкие дороги есть вниз спускаешься. И там видно озеро. Окей. Там оставляешь лошадь. А как там. спускаясь его чуть-чуть потормозить, да? Да. Окей. А медленно вот так. Окей. Как верблюд катались. Ну, там по прямой дороге, не по горам. Мне хочется идти вот по бокам сильно. Ну, понял. Хорошо? Хорошо. Все, давай. Все. Давай. Все. По бокам сильно, бей. Окей. Давай. Trumpas updėtas, jau kokių 15 minučių ir čia ir nesąmonė biškinės lyt pradėjo, kaip visada šiandien lietaus pataikau. Ir dar kompą pasiemu kaip durnelis. Eik, arkliuk, man atrodo, aš tuoj tave apsuksiu, grįšiu ir sakysiu. Man užteko tiesiog paėdinėti, man nereiktų ežero. Kaip toli mes čia lypam, net nebesimato ten to finišo startą. Pirmas kartas ant arklio, va toks, nu, negalėčiau pasikėti, kad va taip išmoksta mojot. Jokių pabandymų nieko, sako, sėskis, jok. Sakau, tai kaip stabdyti, o tai kaip jot, du žodžiu. Kosmosas čia su tuo arkliu. Pavargo. Suksiu aš į man gailą. Nors arklys, nu, tam skirtas, sakė, jis tam paruoštas, jis tam kiekvieną dieną eina tos atstumus ir jam turėtų nieko būti sudėtinga. Nu gerai, biškį bent paeisim dar, gal stipriai nelis. Prasme, aš čia net nebūčiau su savo kėdais praėjęs, kas čia per tešliuzas. Net arklys iš šono pasitraukė, kad eit biškį sausiau. Kosmosėlis, pažiūrėkit kokie glynai. Kažkaip nesitikė, kad čia tikras experience'as, kad nu, atrodo kosmosas ir kiek jis paprašė pinigų, čia yra niekas palyginus. Nu, maks gal kokių 15 eurų, va taip atiduoti savo arklį. Aš galiu dabar tą arklį tiesiog pasiimt už tą 10-15 eurų ir Kirgistaną prasijuot, gal pavyktų kažkaip, nes čia netoli pasienis. Davai, varyk. Šaunuolis, paskui gausi desertą. Nežinau, ką tu mėgsti, bet kažką gausi, paprašysiu, kad tau duotų. Nusipelnei šiandien daugiau negu šiaip sau. Nu gerai, aš jo nevaldysiu, jis tegul eina, kuriam patogiau. Nes aš nežinau, kuriam čia patogiau eiti. Ten matosi pliurza. Sniego turim daug. Įdomu, vadžias galima paleisti, gal jis tada lengviau eis. Nu ką, pagaliau viršūnė. Dabar sakė varyt ten stačiai į apačią. Nu tu durnas. A tu juokauji, blemba, tai kaip aš ten nulipsiu? Sako, tau ten varyt, žinai. Bet blemba, man atrodo Dzintas ežeras, palauk, pastovėk biškį. O, aš jau matau. O, geras. Nu davai biškį einam dar į priekį. Paik.
Ta prasme, aš jam tiesiog sakau, paeik ir jis paeina, ta prasme, o, ostrožno. Jo, tu čia neskubėk, gerai? Neskubėk. Ta prasme, 9 laipsnių kampas, ta prasme, aš vos čia sėdžiu, man užpakalį šiuočiu. Neskubėk. Tik nesugalvok čia bėgt, žinau, užmuši mane. Mes jau pradedam vienas kitą suprasti iš pusės žodžių. Žiūrėk, žiūrėk po kojom, seniai, žiūrėk po kojom. O, pats radai tą kelią, šaunuolis. Tik neskubėk. Vos nenukrentu nuo to žirgo. Neskubėk. Gerai. Ne, ją pačią. Tik neskubėk. Davai per tenai, tarp čia prašaunam, davai. Pus nenusijobinau, neskubėk. Tu durnas, kur mes čia jojam, blemba? Šlaitu tiesiog. Ej. Neskubėk. Nu, jeigu ką ateisim po šitą eglę, pasislėpsim. Žodžiu, kosmosėlis čia vyksta iš tikrųjų. Aš jau porą kartų vos nenukritau. Tu atsargiai, ne bulves veži, kur tu eini? Eik tiesiai. Atsargiai, nubrūžinsim. O, beveik atjojom. Davai čia varyk. Žinai, mes tave ryšim prie šito daikto. Turbūt jis tam ir skirtas. Tu mano šaunuolis. Gerai. Bandysiu nulipti nuo tavęs. Tuoj, palauk biškį. Gerai. Užstrigęs batas buvo. Opa. Koks tu šaunuolis, tu toks protingas nori pasakyti. Duosim tau, žinok, morkų paskui, blemba. Ar, nežinau, ar tik morkas tu valgai. Eik tu čia, va čia tai experiences, blemba. Turiu nuosavą arklį. Iš visok svajau apie tokį. Tau paskui, nežinau, duot palaidumo kažkaip. Ne, duodam, davai tau daugiau. Tu nusipelnai, galėsi biškį ratuką prasukti. Taip. Bantuką tau užrišt, ar ką užrišt, kaip čia tave ryša dažniausiai. Paskui žinai, kad atriščiau. Štų bantuką, ne, mazgą šausiu geriau. Triguba. Na tai hebrytė, Candy Lake. Ho-ho! Pusiau šalas, pusiau atitirpęs, matosi šiek tiek tokie lūžiai yra. Labai gražus ežeras iš tikrųjų. Palauk. Galima būtų ir arčiau prieiti, bet bijau, kad lietus užeis ir bijau, kad laiko mes daug neturim, nes reikia daugiau aplankyti, bet vaistelis stulbinantis. Vau. Tai vat. Žodžiu, bet įdomiausia ežeras, įdomiausia buvo gauti arklį. Ar žirgą, ar kaip jis ten vadinasi, nežinau. Simorono žirgas. Va tai va. Patirtis, va. To prasme, jeigu būsit kažkada, važiuokit su mašina, sustokit prie balų ir jums tiesiog ant kelio atsiras žirgas, kuris numes jūs iki ežeriuko. Josim tuo atgal pailsėk, atgauk jėgas, atsikvėpk, niekur neskubam.
tuoj varysim. Nu ką, viskas, josim. Ruoškis. Gali paaiškiai šoną pasitraukti, aš tai trišt noriu tą. Pastovėk. Prisiryšim. Stovėk. Stovėk. Ateik čia. Tik čia. Čia ateik. Tik čia. Ateik. Ateik. Gerai. Aha. Opa. Nu, į kalną biškį iš tikrųjų daug ramiau negu nuo. Tiek, nu viskas, tai čia rinkis, kur tau čia lengviau eit, aš nelabai žinau. Nu, varyk. Nu, nebūčiau pagalvojęs, kad taip stačiai galima su arkliu varyt. Bet čia vos net 9 laipsnių toks kalnas. Ir jisai ramiausiai užlipa. Davai šok tarp medelių. Nu, pailsėk biškį. Aš biškį pavargau. Kodėl aš pavargau? Aš tiesiog sėdžiu. Nu, biškį gal tas užpakalis ten pastoviai makaluojasi, kai čia tokie, žinai, kai čia aukštyn žemyn, va tokiais laipsniais. Aišku, kamera neperdoda, kaip čia statu, bet pažiūrėkit į tą žirgą, kaip jis sunkiai eina. Neskubėk. Čia va gražiausia atkarpa, sakyčiau. Nu ką, pusę kelio įveikiam atgal. Slysta man užpakalis šiandien šito to reikalo. Stop, kur bėgi? Neprašiau bėgti. Pas mergas varysi, ar kur varysi? Turbūt įsimintiniausias įspūdis iš absoliučiai mano poros mėnesių kelionių po visą Aziją. Čia yra kažkas tiesiog neapsakoma, nes turbūt tai dėl to, kad pirmas kartas, galbūt kas yra jodinėjęs, jom tai būtų įprastas prasijojimas, nors čia vaizdai tai wow. Kamera to didumo aišku neperduos, ant kiek čia viskas atrodo, bet ir atrodo toks apniuręs tas oras, bet iš tikrųjų jis yra gražus. Toks drėgnas, toks melancholiškas, toks grinai žirgam prasijot, vat.
Nei kepina saulė, ko tikrai nereikia, kad kepintų, nei labai šalta, toks vat, per viduriuką riukas. Manau, jodinėjimų yra tiesiog pasaka. Pavasaris bunda, paukščių pilna. Vau, tiesiog. Bičiukui atsibodo varytis, bėgt pradėjo, jėgų atsirado. Blemba, nelabai galiu ir filmuoti, ir joti, ir bėgti su to žirgu. Tai tiesiog ant galvos esu užsidėjęs ir kamera tiesiog daužosi aukštyn žemyn. Ką reiškia, kai žirgas nusipurkščia, gal žinot, parašykite komentarus. Aš tikiuosi, tu nepiktas? Stop, viskas, stop. Man nereikia, tu bėgtum. Būk ramus. Neskubėk. Mes čia pasigražėt atėjom. Nei lenktynės. Su kuo tu lenktyniavai? Nu ką, parjoji pas savo draugus. Ejojau. Gerai, čia vaira, ateik. Jo, gerai. Stok. Gerai, šiaip nulipt, užlipt yra sunkiausia. Opa. Kur tu nori būti pririštas? Nu, kol kas aš tave atskirai pririšiu, nes nežinau, ar galima tau būti prie draugų. Čia gerai tau bus? Čia va pririšiu, gerai. Ant laisvesnio pririšiu galėsi. O, ateina. Ateina tavo šeimininkas. Чё, как? Хорошо. Мы садили? Спасибо очень. Первый раз. Самый лучший. Камши где? Да. Камши. Да. Как? Скорс, камши где? Здесь. Блин. Вон там. Здесь, да. Я как спрыгивал, залетела. Что, озеро сходили? Озеро сходили? Да, около озера. Там завязал его и пошел пешком потом. Так, 8. Очень спасибо вам. Все. Летом приходи. Ну, летом нет, потому что я далеко живу, в Литве. Но может, когда прилечу. А летом тут еще лучше, да? Да, красиво. Ну. Сейчас неинтересно же. Ну, все равно. Да, вам интересно, Да. Все. Все, давай. Ну, спасибо. Да. Žiūrėkit, su kokiam čia mašinom važinėja ir su kokia aš kosmosėlis. Nu, tą paskutinę tai velkasi. Varyk. Tai atvažiavau dabar į Čern kanjoną ir labai šalta, labai didelis vėjas, bet biškį prasibėgsim ir važiuosim toliau, nes kažkaip šalta labai. Nu, va, galite matyti, jau iš mašinos matosi, vat kaip tik policija pravažiuoja. Ir... čia 112, tai gal greitoji, o gal ir policija. Žmogus va taip pasiruošęs su haikinimo rūbais, kilimėliais, kažkur miegojo, matyt kalnuos, jeigu sumiego kilimėliais. Čia lempa. Na, gal, jeigu gerai pasiruošti, gal ir galima. Čia turim biškį kanjoną. Žieminių pirštinių reikia. O, įsiplėšiu kažkur. Čia yra netgi jurtos ir galima miegoti turbūt.
Ir ten matau labai daug namelių, tai kas labai užsivėlina, tai turbūt gali likti čia ir miegoti. O, jau matom kanjoną. Tai po šitą Čerin kanjoną galima pasivaikščioti ten ir po apačią. Ir čia, ir visom kryptim. Ir čia daug kas iš tikrųjų taip ir daro, pasiėmė lazdas, normaliai haikina. Tai taip, kaip aš čia padariau, nereikia daryti iš tikrųjų. Nu, nebent jums neįdomu, tai tada atvažiuojat, pasižiūrit ir išvažiuojat, kaip aš darysiu. Bet ne dėl to gal, kad neįdomu, bet nu, neturiu aš tam aprangos dabar. Šiaip nebuvo planas iki šito kanjono apsistoti ilgam. Šiandien važiuosim maždaug virš 300 km, gaunasi apie 400 šiandien per visą dieną. Daug valandų reikia važiuoti, tai važiuosim kitą tokią dar įdomesnę vietą. Wow, kaip atrodo gerai. Įvyktų savo. Tik ten saulė šviečia, tai labai prastai prieš saulę filmuoti. O, su mašina net nuvažiavo. Gal kažkas jau kažką pasidarė, kad ten net policija apkepačia nuvažiavo greitoji. Moteriškiai jau prie 7 metų lipa ten iš apačios. Lipa, slysta, lipa. Kiek haikerių. O, kaip gerai atrodo. Nu va, toliau ir neįsigaučiu. Tai nežinau, ar girdisi dėl vėjo, bet matot, visur galima vaikščioti, žmonės visur vaikšto. Nėra jokių tvorelių, nieko nėra, kur nori ten eini realiai. Gerai, visgi einu čia ir iki galo, nes pinigai sumokėti gaila, nedažiūrėti iki galo kažko. Tik 2 žmonės čia atėjo iki galo. Eina savo. Kai gerumo atrodo. Eina takas ir toliau gali leistis į tą kanjoną apačią prie upės. Arba čia gali leistis prie upės. Bet aš nesakau pasiruošęs, pas mane plikas padas. Greičiausiai krisčiau aš šią kartą. Prisipyliau pilną baką kuro, sumokėjau ten, nežinau, nu aišku buvo pas mane pusę bako, tai sumokėjau ten 8 gal eurus. Pasiėmiau kavytės, nu žodžiu, žiauriai pigu, žiauriai faina, gerai, pažiūrėkit koks kelias, ta prasme. Kelią tiesiog užtenka priglaust prie vairą ir nereik vairuoti ir viskas. Tiesiog kosmosas, pažiūrėkit, kokiek spalvų kalnų visokiausių, ledynų, eina savo. Nu ką, išlipom nusimištinai į tokią vat vietelę. Ir važiuosim toliau. Visiškai vienas kažkur toli nuo civilizacijų, 100 kilometrų. Beveik atvažiavom į vietą, kur nakvosim. Tai toks mažas miestelis kažkur tarp dykumų. Nu ir tokie seni namai visur aplink, galit matyti. Tai kažkur turėtų čia būti ir mano namelis, kažkoks kaip ir hostelis. Pravažiavau čia vieną chatą, per vieną iš kitą į kitą, žodžiu, prasimušiau tokį kontaktą, nu, žodžiu, visur buvo viskas užimta, neturi nei vienos vietos. Ir prasimušiau tokį kontaktą, kad man kainuos nakvynė tik tais 10 eurų gal, dar net mažiau, žodžiu. Первый раз, да, в Башах? В Казахстане первый раз. А откуда приехали? Литва. Вьетнам? Литва. А, Вот Литва. Латвия, Польша. Да. Ну, там. Кушайте. Ужин 7 будет нормально, да? Да. Так, тут уже ужин. Тут уже ужин. Нет, это полный. Он сейчас уезжает, поэтому это... И как надолго? Я там жил. Сюда только гости как. Покушать. Да, покушать. На праздник приехал, на Урус. Сегодня еще праздник или уже?
Уже кончилось. Уже закончилось. Пораньше пришли бы. 21-го, 22-го. У нас 22-го это байге был. Скачки. Я как раз был в городе. В городе? В Алматы, да. Так там много людей было, концерты. Да. А вы в Казахстан 20-го зашли? С 20 до 28. Так Где вот были? еще. Кольцай съездили? Да. Эти озера. Потом Кэнди, может. Тут вчера ехал. Автобляк каньон. Черный каньон. Туда что, пойти? У нас есть же машина. Вы завтра поедете? Вот Ну я завтра срану хочу поехать. Типа такой не легкий, а Да, типа да. джибы. Нет, у нас машина есть. И там везде можно доехать? А ваша машина не сможет, да? Не. Toyota вы? 50 Так, не... Не, это. Катутаудан кейінгі да, я? Мынау пойти. Название магазина Асула. Здесь будет, да? Да. Вот на карте не видно просто. Вот так. Спасибо за чай. Все. В магазин пойдете? Да, пойду сейчас. Пешком? Ну да, пішком, тут недалеко. Вот так, да, недалеко, да. Tai dabar matėt, kur aš gyvenu. Šiek tiek davė tokius prieš vakarienę. O, labas. Tokius davė prieš vakarius, ar nežinau kaip jie vadinasi. Pakalbėjom labai daug. Čia šalia aplankyti vietas iš tikrųjų labai brangiai gaunasi. Kokių 80 eurų, kas yra labai daug, tai vat nežinau. Ar verta tų 8 eurų lankytinas vietas? Ne to aš čia atvažiavau. Einu dabar iki parduotuvės, biškį apsipirksim ir grįšim atgal į kambarį. Parduotuvėlę. Jaučiu, nefilmuosim ten viduj. O gal biškį, pažiūrėsim. Nenoriu gąsdinti vietinių su kameru. Pasiėmiau mineralkos, bananų ir čipsų. Čipsų pasiėmiau raudonų ikrų skonio, ko dar nesu ragavęs. Labai didelės smėlio audros ir labai daug smėlio. Visą bandą parvarė. Не хочу домой. А что вы с ним делаете? Ну. Мы Ивана сильно даем. Бреете? А? Бреете их? Ага. А. Давай. Nu, davai. Biškai pakalbėjau su vaiku, parodė, kaip avis suvaro iš laukų. Ir viskas, tai pabaigsim šitą seriją. Ačiū, kas pažiūrėjote iki galo. Būtinai paspauskit laiką, parašykit komentarą, pasidalinkit su draugais, pasubscribinkit ir pasimatysim kitame Kazakstano video.